Mokiausi pradinėje mokykloje, kuri yra netoli čia visai už kelių kilometrų Paežere. Ir mokytoja buvo labai griežta, aš buvau labai stropi, gera mokinė, mergaitės visos buvom labai geros ir stropios. Ir mes turėjom surašyti į dienoraščius, tada buvo dienoraščiai, surašyti pažymius. Ir aš kažką pripainiojau. Ir mokytoja mane paklupdė į kampą visos klasės akivaizdoj. Ir man šitas taip įstrigo, aš klupau atsiklaupus už juodos lentos tokios. Ašaros bėga man per žandus, o bernai tyliai kikena. Pirmūnė, dvejūnė, pirmūnė, dvejūnė. Tai va toks buvo prisiminimas. Na toks kažkaip neišeina jis man iš galvos, nors buvo daug daugiau gerų dalykų negu tokių, bet aš tada supratau, kad taip baust vaikų negalima vis dėlto. Taip kaip mane nubaudė. Labadiena, jūs klausotės tinklalaidės Atgal į mokyklą. Čia Povilas Šklėrius. Nuo tos dienos, kai pradėjau dirbti mokytoju, mane ėmė dominti žmonės, kurie pasirinko dirbti mokytojomis ir mokytojais. Jie atrodė tokie skirtingi, unikalūs ir tuo pačiu visgi buvo kažkuo panašus. Taigi po kelių metų nutariau pabandyti atskleisti mokytojų DNR. Kuo jie gyvena, apie ką mąsto, kuo džiaugiasi ir dėl ko nerimauja. Būtent tai ir išgirsite tinklalaidėje Atgal į mokyklą. Šį kartą siūlau grįžti atgal į mokyklą su mokytoja Nijole Keraitiene, dirbančia Ignalinos rajono Didžiasalio Ryto gimnazijoje. Nijolė mokykloje moko lietuvių kalbos ir literatūros. Kas paskatino tapti mokytoja? Pirmiausia, mano sesė už mane vyresnė 3 metų rinkosi lituanistiką, bet aš jau 5 klasėje žinojau, kad aš būsiu mokytoja. Aš turėjau tokią savybę, žinot, kartais būna toks, įgimtas raštingumas. Aš rašiau be klaidų ir mano vyresnė dar viena sesuo, kai taisydavo sąsiuvinius, tai aš jai padėdavau. Jau 5 klasėje būdama. Tai galvoju, taigi aš galiu būti puikiausia mokytoja. Svarbiausi mokytojai ir mokytojos. Svarbiausi mokytojai mano gyvenime buvo keli. Tai pirmiausia buvo mano klasės auklėtoja Elena Umbražūnienė nuo 5 klasės. Mes su ja ir draugaujam iki dabar, jai 80 metų, jinai labai šauni, labai daug ką man parodžius, atvėrus. Paskui buvo daug svarbių lituanistų mano gyvenime. Buvo labai šviesi asmenybė Petras Mikštas, jau jis miręs. Ir buvo Irena Andrukaitienė, kuri Tverečiui dirbo pusmetį gerą, truputį daugiau gal. Ta nepriklausomybės akto signatarė. Jinai pas mus pradėjo savo pedagoginį kelią ir jinai jau tada už disidentizmo skleidžiamą dvasią jinai buvo greitai iškrapštyta, bet jinai man turėjo labai didelę įtaką. Mes susirašinėjom, paskui Vilniuje susitikdavom. Tai va tokie buvo mano labai svarbus mokytojai iš tiesų. Kokiomis savybėmis turi pasižymėti mokytojai? Pirmiausia, tai kantrybė. Kantrybės labai daug reikia. Jeigu tu iš karto plyksteli, kai matai, kad žmogus kažką daro ne taip, tai geriau eik kur nors kitur. Nes, dar galbūt gebėjimas paaiškinti kažką, gebėjimas aiškinti 20 kartų, 30 jeigu reikia. Tai ir yra kantrybė. Kantrybė, o visa kita tada ateina. Motyvacija. Labai sunkus klausimas, nes kuo daugiau, tuo menkesnė mokymosi motyvacija yra, kuo toliau, tuo menkesnė. Net negalėčiau atsakyti, kas kaimo mokykloje skatina, motyvuoja vaikus.
vieniem galbūt pagyrimas kažkoks būna, gal dar kas nors, bet labai daug yra tokių, kurie sako, man tai kas, o man dzin. Na, daugelis jų neįsivaizduoja. Daugelis neįsivaizduoja. Daug kas turi tų planų, bet va tokie va mokiniai silpnesni neturi, bet gražiausia ir džiugiausia būna, žinot, kai susitinki tokį mokinį po 10 metų, jis baigęs aukštąją mokyklą ir va taip va būna. Tai aš tiesiog manau, kad galbūt mes per daug sureikšminam tą vienkartinį rezultatą. Per daug sureikšminam. Egzaminus, patikras, o Dieve, kas bus? Nieko nebus. Nieko nebus. Visi liks gyvi. Ar mokytojai ir mokiniai turėtų būti draugai? Ne visai draugai. Ne visai draugai. Kai kas painioja šitą savokas, keisdami tą žodį draugas į žodį draugelis. Toks savekas, su juo galima ten parūkyti už kampo ir panašiai. Ne, mokytojas vis dėlto turėtų būti mokytojas. Jis neturėtų lyst vaikui į dūšią, jeigu vaikas nenori su juo kalbėtis. Mokytojas yra mokytojas. Vyresnysis draugas, patarėjas, galbūt kartais jis gali kažkokią tėvų funkciją perimti, jeigu tėvai negali to daryti. Bet draugas, vėliau, kai jau suauga žmonės, tada galima būti draugais, bet mokykloje aš nepavadinčiau, kad tai yra kaip draugystė. Santykiai su mokinių tėvais. Šiaip tai jūs teisus. Santykiai paprastai tokiuose mažuose miesteliuose kaip mūsų yra labai glaudūs. Ir mes žinom vieni apie kitus viską. Kartais mes žinome apie šeimą daugiau, negu galbūt mums reikėtų žinoti. Tai, gal pagal amžių, gal kaip, bet su mokinių tėvais aš neturėjau problemų. Nebuvo taip, kad kažkas kažką skųstųsi, sakytų. Bet jie domisi, kaip sekasi su veikla? Kai kurie domisi, kai kurie perdėtai domisi, kai kurie visai nesidomi, kai kuriem ir prisiskambinti negali. O ką reiškia perdėtai domisi? Perdėtai, tai pavyzdžiui, kodėl mano vaikas gavo tiek ir tiek. Manau, kad čia perdėtai, nes tegulgi vaikas ir pasako, kodėl jis gavo tiek ir tiek. Bet tokių būna nedaug. Dvi švietimo Lietuvos. Dar žinot, prie to paties norėčiau pridurti štai ką. Mąsčiau apie tai, kad jūs iš Vilniaus, o mes čia kaimietiškas rajonas, kaimiškas. Ir man kartais susidaro įspūdis, žinokit, kad yra dvi švietimo Lietuvos. Yra Vilnius, Kaunas, yra didmiesčiai ir yra kaimas. Ir man susidaro toks žiaurus įspūdis, kad kaimas yra tas švietimo taršos šaltinis, kurį kaip Kolorado vabalą reikėtų nupurkšt kažko, kad jis galutinai išnyktų. Paskutiniai švietimo įstatymai patvirtina mano nuomonę. Tarkim, klasių stambinimas. Ir dabar, pavyzdžiui, jūs atvažiavot į ryčiausią pakraštį. Mes nuo artimiausios mokyklos esam per 37 kilometrus. Dabar jeigu mūsų vidurinės nelieka, jau didžiasalis mūsų labai menksta. Vaikam važinėt į mokyklą reikia keltis, tarkim, 5 valandą ryte. Ir atrodo labai banalu, ypač kai tu sėdi kokiam 3. aukšte patogiam kabinete ir žiūri, oi, tai ne, čia neturi jokios įtakos pagal nacionalinių pasiekimų tyrimus atstumas iki mokyklos. Bet iš tikrųjų tai labai rimta problema. Ir mano akyse per tuos 44 metus, kai dirbu, aš su giliu liūdėsiu žiūriu, kaip kaimas nyksta. Nyksta kaimas.
pašto nebėra. Dabar vaistinės pagal naujausią įstatymą Didžiasaly nebeliko jau. Viskas traukiasi, užtat laidojimo namai Didžiasaly bus 2. Iškalbinga. Frank Kruk. Sunkumai. Sunkiausia, kai matai tuščias akis, kai tavim nesidomi, kada kalbi, kartais būna tai per pamoką, kad atrodo, nu va, jau tu juos pagavai, tu juos laikai, jau vienu ritmu kvėpuojam, viskas gerai. Ir staiga kažkas ten, kažkur nuėjo ir tada būna labai negera, labai sunku. Arba, tarkim, privargę, abejingi sėdi, tada aš kreipiuosi į portretus klasės gale ir sakau, mėly Maironį, Baranauskai, kaip ačiū, kad jūs manęs šitiek metų kantriai klausote. Ir aš jums dar nenusibodau, jūs man nieko blogo iki šiol nepasakėt. Tai va tas nesidomėjimas yra baisus. Geriau jau tegul ten pasidrasko ar papyksta, bet abejingumas man baisus yra dalykas. O ką mums ta literatūra ir lietuvių kalba reikalinga? Žinoma, klausia. Ne tiek literatūros, nes per literatūrą galima labai daug pakalbėti apie pasaulį, apie gyvenimą. Bet va, kai prasideda kalba, tai manęs yra seniai klausę, dar darbo pradžioj, vienas toks vyrukas sėdi ir sako, žiūrės į mane taip, sako, mokytoja, tai dabar jūs man pasakykit, kai aš sėdėsiu traktoriui, tai kam man bus reikalingas jūsų veiksnys ir tarinys? Na, aš sakau, aš tada pradedu aiškinti, kad yra sistema, yra kalbos sistema. Kažkaip bandau save užmotyvuoti. Bet ar tai veikia, nežinau. Bendruomenė. Džiugina, ko gero, geri santykiai su vaikais. Ir šiaip, ir su kolegomis. Mūsų mokykla pasižymi tuo, kad mes labai šiltai ir draugiškai bendraujam nuo pradžios mokyklos. Aš dirbu faktiškai nuo 2 mokyklos įkūrimo metų. Ir tas žmonės keičiasi, bet tas išlieka branduolys. Mes nesam iš tų, kur, žinot, kaip kartais sako, kad kaip kokios gyvatės stiklinėn suleistos. Ne. Mes labai palaikom vieni kitus ir va tas yra labai svarbu. Tai va tas džiugina. Santykiai. Geri tarpusavio santykiai. Sėkmė. Kai mokiniai domisi. Kai susidomi ir tu matai, kad va, klauso, įdomu, klausia. Kartais tos ir akys dega ir tie telefonai pasislėpia. Va tada jaučiu, kad buvo sėkminga pamoka. Lūkesčiai ir realybė. Na, aš labai nenorėjau dirbti mišrioj mokykloje. Bijojau šito. Aš čia atvažiavau pagal šeimininės aplinkybės ir labai bijojau rusiškų klasių. Nes, šiaip ar taip, universitetas neruošė. Ar gali truputį paaiškinti, kas yra mišri mokykla? Mišri mokykla dvikalbė. Buvo Didžiasalis, kai atsidarė, tai buvo lietuviškas ir rusiškas komplektas. Ir kai aš pradėjau dirbti, tai faktiškai buvo daugiau kalbama mokykloje rusiškai negu lietuviškai. Ir aš turėjau vieną klasę rusišką, aš turėjau 4-tokus ir pirmaisiais darbo metais man 4-tokas taip popikčiai pareiškė, ką mums ta paukščių kalba, začiem nam litovski, tai aš jau tada irgi rusiškai atkirtau, здесь Lietuva, никакая здесь не Lietuva, man paaiškino jisai. Tiesa, dabar jisai pats vedęs lietuvę ir turbūt lietuviškai kalba, jis užaugo ir viskas ten gerai, bet aš bijojau, kad nesugebėsiu tos lietuvių kalbos išmokyti. Bet paskui man nedavė tų rusiškų klasių. Na ir ko aš tikėjaus?
žinot, kaip tikėjaus, kad oi, čia mokiniai mylės, čia gerbs, čia visa kita. Čia. O buvo visaip. Buvo visaip. Nu, nebuvo baisiai, kad ten kas nors, kur nors, ką nors jau. Žinot, kaip dabar kartais būna. Bet, nu, negalėčiau pasakyti, kad labai ta realybė ir mano įsivaizduojamoji ta profesijos aureolė skyrėsi. Man gal sekėsi, kaip ir nieko. Kaip ir nieko tokio nebuvo. Tik prisimenu vis savo tą tokią pamoką labai gerą, kai turėjau penktokus, klasė didelė, judrus visi, dar vaidina prieš jauną mokytoją. Nu, čia vienas tosgi vaidina, tai pirmam suolė sėdėdamas, sakau, atsivesi mamą. Tai, kad mama kaime, jinai dirbo pamainom. Nu, tai gerai, tai eisim į kaimą. Nu ir ką, ir mes tada baigėsi pamokos, sakau, tai vesk, kur dabar? Nu ir einam. Aš dar labai gerai tų apylinkių nežinojau. Einam geležinkeliu. O jo mama Svirkose, iš Svirkų. Tos Svirkos 7 kilometrai kelio geležinkeliu bėgiais. Ir kuo toliau einu, aš nevalgius, dar su kulniukais. Jau mes einam abudu, klausiu, dar toli. Nu, dar toli. Nuėjom, ta mama suploja rankom, Jėzau, vaikeli, tai kuonas padarė, kad šitokį kelių atėjai. Kaip man buvo gėda tada. Didžioji pedagogė. Nu, bet nieko, mama apibarė tą vaiką, žinoma, pridėjo mano obuolių ir aš gyva grįžau namo. Toks buvo pamokymas. Kaip pasakysi žodį ir tavęs paklausys. Pedagogas – profesija ar ligos diagnozė? Ir taip, ir taip. Ir taip, ir taip. Kartą viena kolegė, dar aš buvau jauna, mes buvom turistinėje kelionėje. Jinai man pasakė, nuėjome mes į parduotuvę ir ten buvo, vyresnių už mus mokytojų jau nuėjusių, maždaug tokio amžiaus kaip aš dabar. Jinai sako, paklausyk, kaip jos visos rėkia. Jos jau kitaip jos kalbėti nemoka. Sako, jeigu suprasi, pajusi, kad tu šitaip kalbi, eik iš mokyklos tuoj pat. Nes, jeigu tu pradedi visiems viską aiškinti, tu visada viską žinai ir tu rėki garsiau už kitus, tai diagnozė. O šiaip profesija. Kokį patarimą sau duotumėt, jeigu dabar pradėtumėte dirbti mokykloje? Nevaidink, kad viską žinai, sakyčiau aš savo. Žinot, kuo pradedantysis mokytojas skiriasi nuo patyrusio? Pradedantysis viską aiškina. Jis tiek viską aiškina, nes jis pats savo nori įrodyti, kad viską žino, viskas čia gerai. Patyręs mokytojas jau mato, kad galima ir kitiem duot pakalbėti, ne vien tik jam. Ar mokinių gebėjimas suvokti tekstą menksta? Taip, skaitimo ir suvokimo įgūdžiai menksta iš tikrųjų. Ir aš manyčiau, kad prie to prisideda labai vis dėlto dėja ir mūsų egzaminas. Jeigu mes manom, kad pagal tyrimus teksto suvokimo įgūdžiai mūsų mokinių prastesni, o mes duodam rašyti rašinį, kurio daugiau žmogus gyvenime nerašys niekada. Aš manau, kad vis dėlto tuos reikėtų būtent į egzaminą įdėti. Ir gerai, kad dabar keičia tą egzamino struktūrą, kad įdeda tą teksto suvokimą. Nes juk rašyti rašinius daugam neteks daugiau, o tekstą suvokti bet kokį visą gyvenimą reikės visiems. O įgūdžiai menksta ir vaikai skaito vis mažiau. Iš tikrųjų mažai skaito. Literatūros programos aktualumas mokiniams. Vėlgi aš negalėčiau atsakyti apibendrintai.
Galiu pasakyti tokį įdomų pavyzdį vieną iš savo septintokų. Man pačiai, pavyzdžiui, 7 klasėje Mažasis princas šiemet ėjosi, nu taip sunkiai, taip sunkiai. Ten tokia nepoetiška klasė. Nu, aš matau tiesiog, kaip nuvirsktų po suolų, kaip po tas planetas keliauja. Ir man jau negera pačiai nuo to. Nu ir perskaitėm, ten išanalizavom, ten dar pailiustravom visą kitą. Ir paskui mokslo metų pabaigoje aš prašau, parašykit vaikai, kuris kūrinys jums labiausiai patiko. Ir vienas toks berniukas, iš kurio aš žodžio negaliu išpešti, jis rašo normaliai ten viską, bet kalbėti jisai labai, labai nenori. Jis parašė, man labiausiai patiko Mažasis princas. Tai va tu ir suvesk. Aš negaliu daryti kažkokių didelių apibendrinimų, nes tai labai individualu. Kodėl taip sunku susitarti dėl literatūros programos? Bijau, kad ne. Bijau, kad ne. Teko dalyvauti ir ugdymo turinio konsultantų seminaruose, kur jau susirenka žmonės iš visos Lietuvos. Ir aš tada pamačiau, kad tai beviltiškas reikalas. Lituanistų bendruomenė negali susitart. Na tiesiog gal per daug individualybių, per daug skirtybių, per daug požiūrių, per daug nuomonių. Kaip įsivaizduojate gyvenimą išėjusi į pensiją? Na kol kas sunkiai įsivaizduoju, tai pasilikau tokį pereinamąjį laikotarpį, pasilikau labai mažai pamokų, kad dar šiais metais galėčiau pasitreniruoti. O tada nežinau, neįsivaizduoju. Reiks lavinti fantaziją per šitos metus. Nuo kokios ligos norėtumėte išgydyti Lietuvą? Nuo burbėjimo. Nuo amžino bambėjimo, kad viskas yra blogai, o kuo toliau, tuo blogiau. Ir aš labai bijau pati, kad nepavirščiau kokią seną bambeklę. Nes ta liga užkrečiama. Tik pradėk su kuo nors šnekėti, o Jėzau, nieko nėra, nieko neturim valgyti, niekas neužaugo ir taip toliau. Valdžia bloga, algos mažos. Nuo šito reikėtų gydytis. Gebėjimo džiaugtis gyvenimu. Vat, reikėtų mokyti. Aš vaikus ir mokau šito, nes yra ir vaikų tokių. Ir žinot, tą pačią progą prisiminiau, kas mane labai nustebino. Na, klausiu savo klasėje auklėjamoje. Parašykit, kas jūs šiandieną, labai nudžiugino. Ten jau atėjo klasės valandėlė. Nu ir ką, jau veideliai persikreipė, matos, kad klausimas ne tas. Ten šitą sumastė, ten nesusipykau, ten su kažkuo pasikalbėjau, ten taip ir anaip, ten negavau dvejeto. O viena tokia labai gera mergaitė, labai pirmūnė, sakė, niekas manęs šiandien nenudžiugino. Tai mūsų diagnozė. Pilietiškumas. Kas tai? Kad tu supranti esąs pirmiausia savo krašto atstovas, savo krašto žmogus ir tu turi ne vien imti, bet duoti. Man labai patiko ta Zitos Kelmickaitės mintis ant suolelio rusniai parašyta. Kiekvienas žmogus turi tarnauti savo kraštui. Tai mano galva čia yra aukščiausia pilietiškumo apraiška. Aš taip manau. Mes tai nuo pat pradžios mokyklos, kaip mokykla buvo pastatyta, buvom priversti tą pilietiškumą skiepyti ir mes savo kraštui skiriam tikrai labai didelę reikšmę. Ir čia žinot, kaip čia savotiška gynybos reakcija buvo, kadangi kai aš atėjau į mokyklą, kaip tik buvo rusinimo banga. Rusų kalbai 8 savaitinės valandos ir taip toliau. Ir mes tada susitelkėm ir po
pradėjom ten vakaronės daryti, muziejų įsteigėm mokykloje ir pasiekėm tokį keistą rezultatą. Kai dabar pamastau, tai yra rusų daug Didžiasalyje, bet tie rusai ir lietuviai, tarsi lyg ir nesusisiekiantys indai kartais pasidaro. Jie gyvena savo, o mes laikomės savo krašto pažinimo, rengiam visokiausias ten ekspedicijas, turim muziejų ir visokių kitokių dalykų ir bandome šitą daryti. Mūsų vaikai nesigėdina, kad jie iš Didžiasalio. Bet tam reikia, kad dirbtų ne vienas žmogus. Tai va, aš ir sakau, kad mūsų dirba šitaip visi. Va, matot, kiek čia bendrakeleivių, bendraminčių. Paskutinė pamoka. Aš manau, kad gal pati paskutinė pamoka bus apie tai, kaip mes įsivaizduojam savo susitikimą, tarkim, aš jau labai ten daug neužsiplėšiu, po kokių 5 metų. Nes, žinot, per paskutinę pamoką, jeigu pradėsi kalbėti kažką ten, tai gali apsiverkt, tai kas verks, kas neverks, o mokytoja verks, tai nereikia. Tai manau, kad pasikalbėsim apie tai, kuo jie bus, kai praeis tam tikras laikas, kai baigs mokyklą. Palinkėjimas mokytojams ir mokytojams. Norėčiau palinkėti kantrybės, nes jos daugiausia reikia. Kantrybės ir empatijos. O visa kita, žinios sensta, užsimiršta, keičiasi, o kantrybė padeda išlikti žmogumi. Jeigu kartais ir labai noris kažką pasakyti, kantrybė padeda prikasti liežuvį. O to labai reikia. Dėkoju, kad klausėte tinklalaidės Atgal į mokyklą. Šį kartą girdėjote lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Nijolės Keraitienės pasakojimą apie mokytojos profesiją. Nijolė dirba Ignalinos rajono Didžiasalio Ryto gimnazijoje. Daugiau tinklalaidės įrašų galite rasti svetainėje www.atgalimokykla.lt. Dėkoju Lietuvos kultūros tarybai, kuri remia šios tinklalaidės kūrimą.